Labadiena. Su jumis sveikinasi laida Sveikatos IQ ir aš, Toma Kumžienė. Šiandien kalbėsime apie mitybą. Dietas, kalorijas, svorį, mitybos planus. Ir aš sveikinuosi su gydytoju dietologu Edvardu Grišinu. Labadiena, Edvardai. Labadiena, Toma. Šiuo metu, informacijos apie mitybą yra be proto daug. Ir apie dietas, ir apie gerus ir negerus maisto produktus. Labai dažnai šita informacija yra kontroversiška. Kaip žmogui atsirinkti, kuo remtis, nuo ko pradėti? Iš tikrųjų, tokį patį savo klausimą visada užduodu. Kaip atskirti, kur yra tiesa, kur yra melas, kur yra prielaida, hipotezė, ant kiek jinai yra praktiška mūsų gyvenime. Nes šiais laikais tikrai daug yra tos teorijos ir man pačiam, iš tikrųjų, patikėkit, yra labai sunku iš pirmo žvilgsnio suprasti, ar tai tikrai kažkas naujo, ar aš kažką iki šiol blogai dariau, ar galbūt tai ištrauka iš didelio konteksto, kuri summa summarum prasmės neturės žmogaus organizmui galutiniai išeigoje. Pavadinkime. Todėl tikrai tai yra sunku ir pirmoje vietoje, net nežinau kaip atsakyti, žinau, kad aš irgi dėliojau savo galvoje mintis, kaip tą padaryti, bet tik per praktiką mes galim pamatyti, ar tai yra tiesa, ar tai yra melas. Taip kaip ir su visom dietom, eliminacijom, angliavandeniai blogai, kada angliavandeniai gerai, ar tai bananai sveika, ar bananuose daug cukraus ir bananuose esančius cukrus kelia pas mus gliukozę, kokią įtaką tai turi mūsų sveikatai tuo periodu, o kiek tai turės įtakos per visą dieną, per visą savaitę, žinot. Tai visada įvertinti, kokio mes poveikio tikimės ir kokiu periodu yra labai svarbu. Bet galiausiai, jeigu žmogus yra sveikas, gerai jaučiasi ir neturi kažkokių nukreipimų, jeigu mes kalbėsime apie laboratorinius kraujo rodiklius, ligas, aš nežinau, kad jis vis tiek prisilaikytų savo. Nes tikrai, ko mes nerasim, tai nerasim universalios rekomendacijos, kuri tiks kiekvienam. Visur bus individualumas, kaip ar valgyti pusryčius, ar nevalgyti pusryčius. Pirmoje tu prieisim prie to, o ką žmogus apibūdina kaip pusryčiai. Kam tai yra 7 ryto, 6 ryto pavalgyti, kuriem 5 ryto pavalgyti. Kitiems žmonėms tai 10 valandą pavalgyti. Ar tai jau ne pusrytis, jeigu jis atsibunda 8 pavyzdžiui, tai irgi yra pusrytis. Nes jeigu pagal tą visą apibūdinimą, kas yra pusrytis, tai yra pirmas patiekalas, kuris yra suvalgomas praėjus 2 valandom po pabudimo. Taip, plus minus. Čia taip yra teoriškai. Teoriškai, bet ant kiek mes tame praktikos galim pamatyti, ant kiek tai yra kultūrinis apibrėžimas, taip, kodėl ryte reikalinga košė. Kodėl mes negalim per pietus košės valgyti? Kodėl pusryčių negalime valgyti per pietus? Vat man visada irgi šitie klausimai kyla. O kaip jūs pasakote žmonėms, kurie ateina jūsų patarimo? Pusrytis iš principo reikalingas ar ne? Tos 2 valandos pabudus, jos svarbios? Valgymo reguliarumas reikalingas. Man to reikia iš žmogaus. Man reikia, kad jis būtinai pradėtų visada valgyti pusryčius. Jeigu aš matau, kad jis surinka visas maistinės medžiagas, kad jam nevalgymas pusryčių nekenkia ir jis nepervalgo dienos bėgyje, tada viskas yra tvarkoje. Jis vis tiek turi savo reguliarumą ir nėra pervalgymo, nėra kompensacijos, kuri labai dažnai vyksta, kai žmonės nevalgo pusryčių. Va kur visa esmė. Jeigu mes matom, kad žmogus yra tikrai iš medžiagų apykaita yra lėtesnė, pavadinkim, tai yra metaboliškai toks neaktyvus, galbūt daugiau sėdimas sėslus gyvenimo būdas yra. Matom, kad ir viršsvoris galbūt šiek tiek yra taip, kraujo tyrimuose cholesterolio padidėja. Aš tikrai jam neleisiu valgyti didžiausius porcijus vakare, nes dažniausiai tai blogai baigėsi. Tendencija yra blogesnė. Bet jeigu mes turime atvirkštinį variantą, kur tikrai žmogus nevalgė pusryčių, jaučiasi gerai, jis nepervalgo vakarais, tai vadinkim tai intuityviu valgymu, galim pavadinti tai. Tai viskas su to gali būti. Todėl čia jau yra individualumas, kur nereikia visko keisti pagal vieną standartą kiekvienam žmogui. Reikia įsiklausyti į žmogų, kas pas jį yra dabar ir bandyti pagerinti tai. Tačiau nekeisti visko sakant, kad viskas yra pas jį blogai. O ką jūs galvojate apie protarpinį badavimą? Vėlgi viskas priklauso nuo to, kokiam tikslu jis yra naudojamas. Sakykime, kalbam apie sveiką žmogų, kuris tiesiog nori sveikai, galbūt dar sveikiau gyventi. Protarpinis badavimas visada buvo mūsų gyvenimuose, tik jis kažkur yra nutrintas kažkur į šoną. Nevalgyti po 6 buvo visada ta rekomendacija, mes tą galim pavadinti protarpiniu badavimu. Taip, ir iš tikrųjų tai jau yra labai geras langas, kai mes savo organizmui duodame, pavadinkim, poilsį. Poilsį nuo maisto virškinimo. Vėlgi, pats virškinimas tai yra tam tikras stresas mūsų organizmui ir tas pats nevalgymas tai yra tas laikas, kai organizmas gali atsigauti.
Taip, kai jau ir virškinimas sustoja, galiausiai jau nėra kažkokio didesnio kiekio maisto, kuris turi būti apdorojamas ir jau yra poilsis, kas liečia ir mūsų organizmą, ir mūsų pačią kasą, ir patį virškinamąjį traktą. Todėl tai yra labai geras dalykas - apriboti būtent savo valgymą tam tikrų laikotarpių, jeigu tai įmanoma. Nepamirškim, kad vienas tai yra mityba, mes nepamirškime apie savo gyvenimą, mes žinome atvejus ir mes galbūt tokie patys esame, kur mes dirbame nuo 7 iki 10. Ir nieko nespėjom, chaotiškai. Kodėl? Nes mes norime gyventi, mes norime kažkaip pragyventi šiais laikais, taip kažko pasiekti ir ne visada gausis prisilaikyti tam tikrų taisyklių. Ir jeigu mes matom, kad gerai, protarpinis badavimas žmogui tiktų, tačiau mes žinom, kad jis grįžta namo 11 vakaro. Tai pasidarbas pamaininis, jis neturi kada valgyti. Ar mes galime sakyti, tai grįžk namo, nevalgyk ir badauk iki kito ryto? Mano akimis tai būtų perteklinis stresas, ne tik fizinis, bet ir kartu psichologinis, kuris galiausiai privestų prie fiasko. Aš beje girdėjau netaip seniai vieno gydytojo irgi tokį patarimą, kad geriau su malonumu suvalgyti hamburgerį, negu susiraukus graužti obuolį. Tai čia turbūt jūs irgi... Visiškai tiesa. Aš nesu prieš, pavadinkim, kultūrinį maistą. Visi tie patiekalai, kai klausia, o tai ar galima miltinius valgyti, bulvinius patiekalus, mano akimis tai yra kultūrinis patiekalas. Aš nestatau jo į sveiką arba nesveiką poziciją. Tai daugiau kažkas, kas susijęs su aplinka, su emocijomis, taip, su kažkokiu įvykiu dažniausiai, taip kaip yra šeimos sambūriai, šventės, kur tortas turėtų būti ir taip toliau. Va tada ir tokie patiekalai gali turėti prasmę. Galiausiai ir kai mes jį su malonumu suvalgysim, tai sotumas truks ilgesnį laiką, nes mes galiausiai būsime patenkinti, mes gausim pakankamai iš esmės to laimės hormono, pavadinkim, kuris iš tikrųjų lydės mus per visą tą dieną, taip, ir mes tikrai nejausime potraukį dar kažkam didesniam. Tačiau jeigu tai bus suvalgyti iš kompensacijos, kur man buvo labai sunki diena, aš grįžau, neturiu laiko ką suvalgyti, aš užsakiau maistą į namus ir tai buvo bulvytės su burgeriu, aš suvalgiau, kad tik pasisotint, nuimti savo blogas emocijas į šoną. Taip, tai mes tai vadinsim kompensacija paprasčiausia. Ir nieko kitu, ir kitą dieną mes vėl su tokia pačia bloga nuotaika atsikelsim ir tęsim savo gyvenimą, dar kartu gailėdamėsi, kad mes suvalgėm tą burgerį vakarą, o nepasirinkom kažko galbūt sveikesnio ir mums naudingesnio. O turit kažkokį patarimą žmogui, kuris, kaip jūs sakot, grįžta vakare po darbo ir kojos pačios neša prie šaldytuvą tiem tokiem nelabai geriem užkandžiams? Patarimų gali būti labai daug. Pirmas dalykas, taip, žmogus turi pats pirmoj vietoj suprasti, kad tai yra blogai. Kai vėlgi konsultuoju žmonės ir žmogus vėlgi sako, kad jį pačios kojos neša, tai lyg jis atskirtų save nuo savo kūno. Labai dažnai tai būna, kur čia jau yra toks gailestis savęs galbūt, taip, arba ne iki galo situacijos suvokimas, kas suprantama, stresas daro savo. Ir vėlgi pirmoje vietoje pastatyti tam tikras taisyklės ar galbūt būdus, kaip tą galima būtų nors sumažinti tą žalingą poveikį savo einant prie šaldytuvo, tikrai įmanoma. Kur pirmas dalykas, aišku, kad ir kaip tai būtų galbūt prievartiniai žingsniai, tačiau tų pačių skysčių suvartojimas labai geras dalykas. Taip, tai gali būti vanduo, aš kai kuriems žmonėms rekomenduoju arbatas. Kodėl arbatos? Nes arbata tai yra šiltas, karštas gėrimas. Mes žinom, kad jeigu mes išgersim labai greitai karšto gėrimo, skaudės liežuvį. Nusiplikysime liežuvį. Ir vėlgi tai yra tas būdas, kuris mus šiek tiek sustabdo. Mes žinom, kad tai karšta, aš negaliu skubėti, aš turiu nurimti, palaukti. Tai jau duos mums 20 minučių, nors gerai 15 minučių, kur žmogus turės atsisėsti. Čia reiškia, einant prie šaldytuvo, pirmiausia sustoti prie virdulio ir padaryti arbatos. Taip, tai yra labai geras dalykas, kuris gali mus nuraminti. Nes arbata tai vėlgi, tai yra toks lėtas procesas, mes visi žinom, kad tai yra lėtas procesas, tai ne espreso šotas. Ritualas toks savotiškas. Taip, tai yra savotiškas ritualas ir tai tikrai labai padeda tam tikrais atvejais. Kitas dalykas, tai jeigu jau einam prie šaldytuvo, tikrai pradėti savo rankos tiesimą ir pradėti nuo daržovės, kad ir kaip tai juokingai skambėtų, bet mes turim patys suprasti, kad kūnas nori mus apgauti, o mes dabar norime tą dalyką suvaldyti. Taip, tai pirmoje vietoje daugiau skaidulų turintis maistas, kramtymo proceso, taip sakant, įgyvendinimas, labai geras dalykas, kaip jau pradėti jausti pirmus sotumo pojūčius. Kodėl reikia kramtyti, nes vėlgi,
tas aspektas, kur jeigu mes eisime ir pradėsim gerti, pavyzdžiui, skystas kalorijas, mūsų protas nespės suvokti, kad mes valgom kažką, o jau mūsų podelis, pavyzdžiui, ten kefyro ar dar kažkokio gėrimo, trintos sriubos jau bus tuščias. Kai reikia kramtyti, o kai dar yra garsas, tekstūra ir tai užtrunka, žmogus turi laiko, ir žmogaus smegenys turi laiko pradėti suvokti, kad kažkas vyksta, procesas vyksta, kramtimas, reiškia, tuoj kažkur turi tas sotumas pas mus ateiti. Taip, tai vėlgi, akcentavimas į didesnį kiekį skirtingų struktūrų, kad ne viskas būtų taip, kur mes galim tik burną suspausti ir tai viskas kaip minkštas subliukš. Taip, kuo daugiau struktūrų, kuo daugiau kramtimo bus, tuo didesnė tikimybė, kad tas sotumas mums ateis. Ir vėlgi tai yra procesas. Kuo ilgiau žmogus valgys, tuo didesnė tikimybė, kad jis pajaus tą sotumą nepersivalgius. Kaip ir yra su visom kavinėm, kurios teikia degustacinį meniu. Taip, 7-8 patiekalai. Trukmė yra apie 2,5 valandos. Žmogus būna sotus po valandos, kodėl nes jam nuobodu jau tampa, jau viskas, aš jau 3 patiekalus valgiau, valanda praėjo, aš jau ir nebemastau apie patį maistą. Ir vėlgi viskas sueina į tai, kad jeigu tai yra gražiai pateikta, jeigu tai užtrunka, tai tas alkis, stresinis, emocinis alkis, praeina žymiai greičiau. Tačiau jeigu mes grįšim namo, iš karto eisime griebti pirmą pasitaikiusią produktą, taip rizika, kad mes pervalgysim galiausiai. Ir tikriausiai valgant dar reikėtų padėti šoną mobilųjį telefoną, išjungti televizorių. Sąmoningas valgymas visada buvo labai svarbus dalykas. Ar mes grįžę vakare būtume, ar mes rytą pradedame nuo kavos puodelio ir savo pusryčių, visada rekomenduoju žmonėm, kurie turi problemų su valgymo kultūra, pradėti tą daryti būtent prie stalo, kai mes atsisėdam, telefonus pastatom į šoną, taip ir bandome, taip sakant, bendrai susipažinti su maistu, kuris stovi prieš mus, taip, bandyti pagauti kiekvieną tą kąsnį. Tai, kad greitai suvalgai ir varai pro duris. Ne, tada mes tikrai nieko nepasieksime tokiu būdu. Vėlgi, suvokti kiekvieną kąsnį, pajausti kiekvieną kąsnį, nepraryti iš karto, išmokti kramtyti. 50% virškinimo sutrikimų pasireiškia nuo to, kad žmogus nekramto. Paprasčiausiai nekramto. O jeigu mes nekramtysim, taip, pas mus vėlgi automatiškai iš skrandžio sultys neišsiskirs, nes burnoje ateina pirmi būtent signalai, kad skrandžio sultys išsiskirtų, ir tada pats virškinimas gali sutrikti, pilvo pūtimai, vidurių užkietėjimai pasireiškia ir visos kitos gali problemos. Tik nuo to, kad mes nekramtom ir kad neišgeriam galbūt 2 stiklinių vandens prieš nepradėdami savo pusryčius. Paprasti dalykai, kurios gali kiekvienas žmogus padaryti, išvengdamas kad ir trumpalaikių, bet virškinimo trakto sutrikimų. Iš tiesų atrodo nesudėtingai, kol nepradedi daryti. Ir šitie patarimai, aišku, tinka ir metantiems svorį. Taip. O apskritai, ar egzistuoja kažkokie greiti sprendimai? Na, žinot, kai reikia numesti svorio iki Kalėdų, Velykų, vasaros arba iki jubiliejaus. Egzistuoja ir mes tikrai matome daug jų socialinėje medijoje. Pradedant įvairiausiais lieknėjimo papildais, baigiant tom pačiom operacijom, kurios tikrai drąsiai dabar, taip sakant, rodomos, kaip tai yra vienas lengviausių būdų, kaip numesti svorį, pripažinti. Labai drastiška, taip. Labai drastiška, bet labai lengvai pateikiama, pasiruošk vasarai. Bet kaip tai atsiliepia sveikatai? Neigiamai, žinoma, atsiliepia sveikatai. Žinoma, kad neigiamai atsiliepia sveikatai, turim suprasti, kad greitų būdų numesti svorį yra, tačiau vėlgi pasiekmes arba tai, su ko turėjo žmogus susidurti, priėmęs tą būtent greitą sprendimą, gali būti žmogui net tiek fiziškai, tiek psichologiškai sunkesnis automatiškai. Todėl visada rekomenduoju neskubėti, įvertinti esamą situaciją prieš imantis tų greitų būtent būdų. Yra ir patys vaistai, yra taip dažniausiai žmonės ir ateina. Duok man vaistą, tai mane motyvuos judėti. Visi nori tabletės. Taip, jinai yra, tikrai yra. Tačiau tabletė nemotyvuoja. Tabletė tik dar labiau žmogų paprasčiausiai, kas būna, kad galiausiai gavęs tabletę, žmogus, pavyzdžiui, žmogaus alkis sumažėja. Ir sumažėjęs alkis žmogui pasako, o tai ką man kažką keisti dabar? Alkis sumažėjo, aš darau viską tą patį, tik mažiau valgau ir viskas. Ką man kažką keisti? Ir galiausiai tik einame prie to, kad kai vaisto vartojimas bus nutrauktas, o jis bus kažkada nutrauktas, mes busime nieko nepakeitę ir svoris grįž. Pam, labai greitai. O jeigu mes dar per tą laiką, kai mes mažai valgym ir neteksim raumeninio audinio, o dažniausiai pirmoji vieta, kai yra didelis kalorijų deficitas, raumuo krenta, ne riebalas, kuris yra iš evoliucinės pusės tas audinys, kuris kaupia energiją blogiems laikams. Kris raumuo. Dažniausiai krenta raumuo pas mus.
metaboliškai vienas iš aktyviausių audinių, taip, kuris susijęs ir su ilgaamžiškumu, ir su, iš esmės, rizika, taip sakant, sirgti įvairiausiom lygom. Automatiškai gaunasi, jeigu žmogus turi mažą raumeninį audinį, ypač jeigu kalbėsim žmonės virš 40, tai jau ne tik rizika mirti, bet ir sirgti nuo įvairiausių metabolinių ligų, kaip antro tipo cukrinis diabetas, iki onkologinių ligų, iš tikrųjų pas juos yra žymiai didesnė. Taip, todėl tausoti raumeninį audinį reikia. Ir kai mes būtent vartojam tos visus vaistus, krenta raumeninis audinys, medžiagų apykaita krenta. Ir kai mes nutraukiam vaistų vartojimą, gaunasi, kad jau arklio galių mes mažiau turim. O valgyti tai mes pradėsim norėti daugiau ir daugiau ir daugiau. Ir kur mums tą visą dėti, jeigu pas mus, taip sakant, židinys jau netaip jau, taip sakant, dega stipriai, kaip turėtų degti. Viskas eis į mūsų kūną ir gali, taip sakant, dar ir peršokti tai, kas buvo iki tol. Iš vienos problemos į kitą didesnę. Būtent. Todėl visada rekomenduoju būti sąmoningais. Ir jeigu net ateina tas laikas, kai reikia imti medikamentinį gydymą, pavyzdžiui, kontroliuojant svorį, turi būti visada gydytojo priežiūra. Turi būti gydytojo priežiūra, kontaktas su gydytoju, ne viskas taip lengva, kaip mums atrodo. Čia kaip ir su 2 stikliniam vandens prieš pusryčius. Lengva pasakyti, sunku padaryti. Iš tiesų 2 stiklinės vandens yra daug, aš bandžiau išgerti. Ir daug, taip, tai yra daug, tačiau po 2 stiklinių vandens kartais žmogus net valgyti nebenori. Tiesa. O mes ir pritapėjom. Tai yra paprasta, tik perėti tą diskomfortą savyje. Kartais yra labai labai sunku ir jeigu mes to negalim padaryti, mes toliau nežengsim. O kiek yra sveika numesti per mėnesį kilogramų? Mes galim tik apytiksliai automatiškai sakyti tokį dalyką, kad 2 kg per mėnesį tai gali būti optimumas, ką galima numesti sveikai, nežalojant savęs, bet mes turime labai puikių atvejų, kai žmogus gali per porą mėnesių 12 kg numesti. Ir jam viskas yra gerai. Nėra vieno atsakymo. Automatiškai, pirmo vietoj turėsime įvertinti, nuo ko mes pradedam. Taip, pirmo vietoj, aišku, jeigu žmogaus kūno masės indeksas yra virš 30-35, taip, tai svoris pradžiai kris labai greitai. Skysčiai greitai šalinasi, taip, ir tikrai tas svorio kritimas pradžiai būna labai labai greitas. Po to sustoja viskas. Todėl vėlgi, nėra vieno atsakymo ir neturėtume prie to prisirišti. Tačiau, kaip sakau, numesti daugiau galbūt ir taip testinai mesti po 5 kg ar ten 6 kg per mėnesį yra labai didelė rizika. Vėlgi grįšiu prie to paties, netekti raumeninio audinio. Galiausiai. Žmonės labai dažnai susikoncentruoja ties tuo, kas yra labai blogai. Taip, tai reiškia, pavyzdžiui, jeigu žmogus turi viršsvorį, serga, pavyzdžiui, antro tipo cukriniu diabetu, jis nori mažinti, pavyzdžiui, tą patį svorį. Taip, jis mato viską, kas neigiama. Vice versa, aš labai stengiuosi, kad žmonės pradėtų matyti, ko jie siekia, kas būtų teigiama. Taip, tai reiškia, ne tai, kad aš noriu numesti riebalinį audinį. Aš tada jau einu iš kitos pusės, aš noriu užauginti raumeninį audinį. Taip, aš noriu matyti pozityvumą, išbėgti iš tų dietų, visų tų restrikcijų, nes dietos, tai viskas tai yra bloga. Aš noriu padaryti, kad ta dieta būtų kažkas gero, kaip padėti tam kūnui, padėti tiems audiniams, kurie po to jau darys darbą už mus. Galiausiai, jeigu mes užauginsim raumeninį audinį, medžiagų apykaita mūsų suaktyvės, mums nereikės jau tiek galvoti apie patį maistą. Ir jūs daug kalbate apie miego reikšmę. Taip, tai yra vienas iš svarbiausių dalykų, ne tik dėl to, kad tai yra labai susiję ir su mūsų gliukozės apykaita mūsų organizme, bendrai su visais procesais, nes mūsų biologiniai laikrodžiai taip pat veikia diena naktis ir mes tą puikiai žinome, kad pirmieji saulės spinduliai užveda mūsų motorą. Taip galiausiai, taip tas pats dalykas kaip ir su pačiu melatoninu, taip tai yra miego hormonas, mes žinom, taip tai yra melatoninas miego hormonas. Tačiau jeigu mes einame miegoti 10 vakaro ir tai padarome, uždarę naršyklės puslapius, jis niekada mums neišsiskirs, nes kol šviesa pateks į mūsų akis, tol jis niekada neišsiskirs ir tokiu būdu labai lengvai trikdomas yra visas miego ciklas. Vice versa, tas pats dalykas yra daromas, kai mes pabundame, pavyzdžiui, naktį pabundame. Vėlgi tai gali priklausyti ir nuo žmogaus gyvenimo automatiškai, kur šviesa jungiama anksčiau negu jinai turėtų būti. Taip, todėl iš karto ta disreguliacija gali įvykti mūsų organizme ir kartais tai yra apsunkinantis faktorius, kalbant bendrai apie sveikatos būklės palaikymą. Todėl taip, miego režimo palaikymas yra labai svarbus dalykas. Ir galiausiai, kaip ir su to, ar valgyti pusryčių ar nevalgyti pusryčių, nėra tam tikro laiko, kuris yra, taip sakant, svarbus, kada eiti miegoti, kada keltis. Svarbu palaikyti reguliarumą, režimą ir stengtis nors 6 valandas, tai minimum, taip,
Jeigu galima daugiau, tai aišku būtų labai faina. Bet vėlgi žmogus žmogui nelygus ir gyvenime mūsų labai skirtingi ir tą mes turime visada įvertinti. O kada valgyti paskutinį kartą tokį, vakarienę? Nes vėlgi čia grįšiu prie to, kaip kalbėjom, kad yra žmonių, kurie dirba labai chaotiškai, gyvena chaotiškai. Ir vėlgi jis vieną kartą parlėkė namo 5, kitą kartą 11. Kaip rasti tą viduriuką? Čia mes ir nerasime to viduriuko, turėsime taikytis prie situacijos ir tai, kas geriausia mums. Jeigu tai yra tik kelios dienos, kada mes grįžtam 11 valandą, tai taip tikriausiai reikėtų mums vakarienę turėti darbe. Jeigu to nesigauna padaryti, ką padarysiu, mes turėsim grįžti namo, suvalgyti kažkiek baltyminio maisto, tada aišku, kas stengiuosi. Tai, kad kažkokiu būdu nelabai kelti cukraus kraujyje, kad ir kiek jis galėtų pakilti, tai reiškia mažai angliavandenių, daugiau riebalų, daugiau baltymų suvartoti, nors kažkokią porciją 20-30 gramų baltymų, kažkiek skaidulų galbūt gauti ir stengtis eiti miegoti. Taip ir jau tada jau rytą pradėti galbūt nuo sotesnių pusryčių, jeigu mums svarbi būtent visa gliukozės apykaita. Tačiau jeigu tai yra tas žmogus, kuriam nereikia mesti svorį, pavyzdžiui, vice versa, jis yra lieknas, taip, ir daug streso darbe turi, taip, tai tas ėjimas miegoti apskritai nieko nevalgius irgi gali būti nei gera. Todėl galbūt vėlgi turėti užkandas galbūt su savim, kažką, ką galima suvalgyti darbe, važiuojant namo, kad ir kaip tai būtų nepatogu, tai bus geriau negu po to grįžti ir pervalgyti namuose. Tas tikrai tiesa, mūsų laida dėja eina į pabaigą. Ir įsivaizduokim, kad dabar laidos žiūrovas įgavo labai daug motyvacijos ir dabar jis tuoj pat jau nori keisti savo gyvenimą, keisti savo mitybą. Koks turėtų būti jo pirmas žingsnis? Pirmas žingsnis tai įvertinti savo esamą situaciją ir pastatyti pliusus ir minusus ties to, kas yra gerai, ko nereikia keisti ir ties to, kas yra blogai būtent. Taip, nes dažniausiai, kaip ir sakiau, mes norime pakeisti viską, tačiau to nereikia daryti. Taip, mes turime išvelgti būtent tos pagrindinius faktorius, kurie mus nuveda į šoną. Ar tai yra režimo neturėjimas, ar tai, kaip ir sakiau, tų įpročių nebuvimas, kaip skysčių vartojimas, kultūros valgymo nebuvimas. Pradėti nuo tokių bazinių dalykų, prieš imantis griežtų mitybos planų, kurie dažniausiai būna dirbtiniai, labai neatitinkantis žmogaus gyvenimo ir galiausiai žmogus vėl paslysta. Jeigu mes rasim pagrindinius tos faktorius, kurie žmogų paprasčiausiai numuša į šoną ir juos sutvarkysim, nereikės laikytis jokių mitybos planų. Žmogus viską darys intuityviai. Ačiū labai, dėkoju už pokalbį. Ačiū Jums, Toma. Ačiū. Su mumis buvo gydytojas dietologas Edvardas Grišinas. O mes susitiksime po savaitės. Iki pasimatymo. Thank you.